skiltis stilingas rytas ir žinoma pašnekesys stiliaus temomis. Šįryt kalbėsime vyrų stiliaus tema. Mūsų studijos svečias, vyrų stiliaus konsultantas, vyrostilius.lt tinklaraščio autorius Algirdas Gricius. Labas rytas. Labas rytas, Eglė. Tad šįryt mūsų tema linas. Lino medžiaga ar drobė. Kokios šios medžiagos ypatybės? Pagrindinė ypatybė turbūt, į kurią dažniausiai visi atkreipia dėmesį, tai kad jinai labai glamžosi. Ir galbūt šitas dalykas, kad labai glamžosi, daugelį yra nepriimtinas, tačiau iš tikrųjų būtent tuo ir išsiskiria linas arba dar kitaip vadinama drobė, kad tas glamžymasis, kuris atsiranda drabužiuose, nesvarbu ar tai kelnes, marškinė ar švarkas būtų, jis suteikia unikalumą ir išskirtinumą. Todėl jeigu skirtingi vyrai dėvės tą patį švarką, jie vis tiek atrodo skirtingai, nes susiglamžia skirtingose vietose. Ir antra savybė, kuri labai tinka karštiem vasarom oram, tai yra tai, kad linas pakankamai yra reto audimo ir su juo yra gerokai vėsiau negu su kitais drabužiais. Todėl puikiai tinka vasarai ir karštiem oram. Ar linas lengvai pasiduoda dažymui, ar vis dėlto dažniausiai sutinkamas linas yra šviesių atspalvių? Ne, tikrai ne tik šviesus atspalviai. Liną galima surasti nuo baltų arba šiek tiek švelniai galbūt pilkų ar rusų atspalvių iki klasikiniais tamsiai mėlynos spalvos, kurią galima surasti, tarkim, įprastame švilnos pasiūtame kostiume. Įvairūs spalvų spektras, bet kadangi jis, kaip minėjau, yra daugiau vasarinis drabužis, tai natūralu, kad spalvos visuomet lininių drabužių yra šiek tiek šviesesnės, labiau tokios rusvos, šviesiai mėlynos, balsvos. Kokie drabužiai dažniausiai siuvami iš lino ir dažniausiai įsigijami? Dažniausiai, ko gero, matomas ir sutinkas Lietuvoje drabužis iš lino, tai marškiniai. Tie marškiniai, aišku, daugelis įsivaizduoja, kad yra pakankamai laisvi, daugiau kasdieniai. Tas yra taip, tas yra tikrai tiesa. Marškinių tokių galima surasti, ypač specializuotose lino parduotuvėse. Tačiau reikia nepamiršti, kad iš lino pasiūtų marškinių lygiai taip pat galima rasti ir labiau solidesnių ir formalesnių, kurios galima derinti netgi prie kostiumų. Tai yra ir tokių variantų. Nors, aišku, Lietuvoje pakankamai retai sutinkama, bet galbūt dėl to, kad nelabai mėgsta vyrai liną. Dar vienas drabužis tai kelnės, bet kiek menu daugiausiai laisvo stiliaus kelnės, kiek tenka matyti vasaros laikotarpiu, o tikrai ne tos, kurios būtų siaurėjančios ir su kantu. Taip, kelnės lygiai taip pat kaip marškiniai labai dažnai yra sutinkamos pakankamai laisvos, kurias netgi atostogų metu dauguma vyrų mėgsta mūvėti kartu su šlepetėmis, kažkur tai netoli paplūdimio, vėlgi tai yra retesnio audimo audinys, labai patogu karštą dieną. Bet lygiai taip pat kaip ir su marškiniais, tokių kelnių, kaip matoma pavyzdyje, tikrai galima rasti ir pakankamai formaliai atrodančių, kurios netgi galbūt kartais būna ir su kantu, arba jeigu kantas patinka, gali tiesiog patys pasidaryti su lygintuvu. Ir lygiai taip pat tas kelnes galima derinti su švarku ar su ilgiau atrodančiais marškiniais. Ar apskritai kostiumai, pilnai kostiumai, dviejų dalių kostiumai siuvami iš lino, ar vis dėlto dažniau tik švarkas gal koks, ar kelnes, štai kaip ką tik minėjau? Siuvami yra ir kostiumai. Iš tikrųjų, siuvami ir kostiumai, nors ir atrodo, kad linas pakankamai kasdienis, besiglamžintis audinys, kuris netgi savo struktūrą ir formą sunkokai išlaiko, tačiau kostiumai tikrai yra daromi ir ypač labai mėgstami yra italų, nes, kaip žinia, ten gerokai, aišku, šiltesnės vasaros negu Lietuvoje, tačiau ir pas mus tikrai būna šiltų orų ir jie labai mėgsta šitą audinį ir netgi, kiek žinau, kad ir iš Lietuvos keliauja drabužiai tenai. Tai manau, kad ir lietuvaičiam po truputėlį galbūt reikėtų pradėti pratintis prie šio audinio, nes pats iš asmeninės patirties galiu pasakyti, tarkim, šis mano kostiumas yra iš lino pasiūtas ir neturintis pamušalo, tiesiog yra pats audinys, daugiau jokio pamušalo nėra, vasarą karštomis dienomis tikrai labai puikiai jaučiuos, tikrai labai vėsiai jaučiuos. Ir kitas dalykas, kad kadangi tai yra kostiumas, tai yra ne tik vėsu, ne tik patogu, tačiau to pačiu ir pakankamai solidžiai ir formaliai atrodo. Taip, galbūt, jeigu dirbate kur nors banke ar teisiniai sferai, lininis kostiumas, kuris, kaip minėjau, glamžosi, nelabai tiktų. Tačiau tokiu atveju galima naudoti tarpinį variantą, tai yra medžiaga, kuri yra pasiūta iš lino, kartu su, tarkim, vilnos ir šilko priemaišom. Bet to glamžymosi turbūt nereikėtų labai bijoti, nes lino ir savybės tokios raukšlelės, kažkokie pasiglamžymai ties sulenkimais kojų ar rankų. Tai suteikia tam tikro cinkelio, ar vis dėlto yra to netvarkingumo momento ir jo nereikėtų bijoti? Bijoti tikrai nereikia. Bijoti tikrai nereikia. Kaip minėjau, taip, tos raukšlelės suteikia unikalumą ir skirtinumo, tačiau
kartais tiesiog nieko nepadarysi ir vyram norisi, kad kostiumas būtų lygus, be jokių raukšlių. Jie pripratę yra tiesiog prie to klasikinio švilnos pasiūto varianto. Ir natūralu, kad tenai, jeigu yra kažkokios tai raukšlės, tai jas ar su gariniu lygintuvu, ar šiaip su garintuvu, ar šiaip paliktų vonioje tiesiog besimaudant, kad išsilygintų tai. Linas ne. Linas kaip tik, jis yra raukšlės. Ir raukšlės yra tai, kas daro liną išskirtiniu ir lino drabužius daro unikalius. Ir apsivilkus švarką, iš tikrųjų keletą kartų palankščius rankas ir apsimovus kojines, palankščius kojas, jau iš karto raukšlės susiformuos. Ir jos susiformuos, kaip minėjau pradžioje, skirtingose vietose, skirtingo dydžio, skirtingo pločio. Ir tai yra unikalumas. Tai yra unikalumas ir kiekvienas drabužis atrodys kitaip. Nusipirksit jūs, nusipirks jūsų draugas, jūs atrodysit skirtingai, netgi jeigu bus tas pats modelis. Jūs šiandien derinate tiek lininį kostiumą, tiek ir aksesuarus iš lino, konkrečiai kaklaraištį. Ar daug jau gamintojai gamina iš lino? Dažnai. Kiek teko stebėti pastaruosius kelis metus, tai labai smagu matyti, kad po truputėlį daugėja. Po truputėlį daugėja iš tikrųjų iš lino pasiūtų švarkų, kelnių, šortų, aksesuarų, kaklaraiščių, fantazijų. Tai yra tas spektras, po truputėlį jisai plečiasi. Manau, kad jisai plečiasi dėl tos priežasties, kad vyrai irgi po truputėlį susipažįsta su lino medžiaga. Pamato, kad galbūt tai yra tikrai puikus variantas, tai tiek savo išvaizdos prasme, tiek paskirties prasme, kuri leidžia jaustis vėsiau gerokai vasaros metu. Tai dėl to tas spektras auga ir man pačiam labai malonu tai matyti, nes tai viena iš tų medžiagų, kurią aš irgi labai nesenai pamėgau ir norisi turėti drabužį būtent vasarai kuo daugiau tokių. Tai belieka palinkėti mūsų žiūrovams, vyrams karštesnio oro ir vertinti lino medžiagos privalumus. Dėkoju, Algirdai, šįryt ir iki kitų kartų. Iki, ačiū.